Ogi sveiki, gerbiamieji ir negerbiamieji. Ale žiūrėkit, kas sugrįžo į YouTube. Alegi mūsų Vaidutis. Nu tai, kadangi Vaidutis yra mano įkvėpėjas, jis man, kaip sakant, patarė neslėpti savo, kaip sakant, minčių ir išsakyti viską tiesiai šviesiai, kaip galvoju, nu tai aš ir išsakydavau. Nu bet Vaido buvo nelikę. Nu tai ir aš, kaip sakant, nebeturėjau ką pasakyti. Nu bet dabar man čia išmetė savo be skrolinant YouTube'ą. Vaidas, žiūriu, grįžo į YouTube'ą. Nu kaipgi, nu tai sunku biški be amerikonų pinigų gyventi, aš suprantugi. Nu bet pažiūrėkim, ką jis pats turi pasakyti apie savo sugrįžimą. Štai pažiūrėkim šitą video. Sveiki, mėly YouTube platformos žiūrovai. Aha. Kadangi YouTube yra prikurta visokiausių mano kanalų padirbinėjami vaizdo įrašai, permontuojami, pridaromi, padaromi, perdaromi ir taip toliau, žmonės pasiklydę man siuntinėje, sako, Vaidai, ir čia tavo kanalas. Nusprendžiau padaryti dar vieną kartą, pabandyti sėkmę sukurti YouTube kanalą, kuris bus kaip nukreipiamasis kanalas į mano vaizdo turinį, kuri yra pasidalinta, bus nuorodos, YouTube pamatysite, reiks paspausti ir jūs būsit nukreipti į tikrai mano vaizdo turinį, kuriame aš kalbėsiu be cenzūros, nes aš jau išmokau kalbėti be cenzūros ir man būtų be galo sunku YouTube'ai laužyti liežuvį, tą žodį galima, to negalima. Tai vien... Aha, žodžiu, sunku YouTube'ai Vaidui bus, nes, mat, su cenzūra reikia YouTube'ai ir negalima taip jau labai smarkiai čia varyti ant žmonių. Nu, bet pažiūrėkim, ką dar pasakyti. Žodžiu, prenumeruokitės ir gausit pranešimus, prenumeruokit, spauskit skambučius ir taip toliau ir gausit mano pranešimus apie naujausius vaizdo įrašus. Taigi, na, sakiau, kad daugiau turbūt niekada į YouTube negrįšiu, bet ir vėl gaunasi taip, kad, na, jūs tiesiog privertėt mane. Nu, gaunasi taip, kad be amerikono pinigo, kaip sakiau, yra sunkoka gyventi, nu sunkoka. Nu, tai reikia to amerikoniško pinigėlių, nu tai matai, YouTube'as gi Amerikai priklauso. Tai vat, Vaidas irgi, matai, Amerikai dabar dirba. Taip išeina, kad Vaidas Amerikai dirba. Kas jam labai nepatinka, prieš ką jis yra, bet vat Amerikos pinigėliai jam labai smagu. Ne, bet jis to nepripažins. Jis sakys, kad čia jo žiūrovai jį privertė tai padaryti. Čia, žinot, jam rašinėjo žinutes visokias, tai siuntinėjo jį. Nu ir jam žmogui pabodo, matai, pabodo jau tos žinutės, tai jis sugrįžo į tą YouTube'ą ir paims tos Amerikos pinigus, nu čia jau nenorint, kaip sakant, bet kai jau duoda, tai jau ims. Nu tai va, toks mūsų Vaidukas, jis, kaip sakant, jau čia ir buvo prisižadėjęs negrįžti į YouTube'ą. Nu bet mes žinom Vaido pažadus, mes juk žinom Vaiduką. Ką jis pažada, ką jis prisako, tai dažniausiai yra tik melas. Melas, kaip ir apie va, tą visą Vaitkų, kad buvo pasikabinęs ant Vaitkaus. Jėzau, važinėjo su džipu apsiklijavęs Vaitkaus nuotraukom, o dabar keikia Vaitkų kaip kokį didžiausią priešą. Nu, vat taip jūs ir pasitikit šituo žmogum, nu, ir jis jums pjauna į veidą, kaip ir šį kartą. Man rašot. Bet tai nebus pagrindinis YouTube kanalas, kuriame matysit visus mano pilnus vaizdo įrašus be cenzūros. Tai yra neįmanoma. YouTube kanale šito daryti yra neįmanoma. Taigi, prenumeruojat, rekomenduojat, dalinatės ir iki kitų kartų, mėlyje. Aha, iki kitų kartų Vaiduti. Pažiūrėsim dar kitas tavo kokį nors tai filmutį, čia biški per trumpai, čia mes su tavim dar susipažinom tavo naujajam kanale. Tai pasižiūrėkim, ką daugiau. O, jau per vieną dieną įkelti netgi 3, o gal net ir 4 video per vieną dieną. Štampuoja Vaidukas, kaip sakant, labai sunkiai dirba jisai kitus darbus, tai vat štampuoja, kaip sakant. Nu gerai, pasižiūrėkim, už ką balsuoti Vaidukas sako, už ką balsuot Vaidukas sako. Nu, pažiūrėkim. O, štai ir reklamikė. Vaidukui centukai jau krenta, kaip sakant, jau krenta. Nori išgirsti ir pamatyti biški pagreitinkim. temų, rimtesnių temų, aštresnių temų, pasisakymų aštriau. Žinom, kad galima užeiti į Patreon platformą, apačioje po vaizdo įrašų yra nuoroda, ir žiūrėti tai, ką ir daro žmonės, kai man išjungia visus YouTube kanalus. Ne? Šitas YouTube kanalas yra labiau nuoroda į Patreon platformą ir šiek tiek pakalbėsim šį kartą apie rinkimus. Aš matau, žmonės yra labai susiskaldę ir
pykstasi. Na taip, žmonės aišku yra susiskaldę, nes tokie skaldytojai kaip mūsų štai Vaidukas, nu tai yra aktyvus, tai jie ir skaldo tą Lietuvos, kaip sakant, žmonių visą visuomenę, kaip sakant, kaip jie dar mėgsta sakyti liaudį. Nu tai jie būtent ir yra tie kirvukai, kurie skaldo taip . Jeigu tokių nebūtų, tai ta visuomenė gal, ta kur biški mažiau masto, nu būtų ir priverstamas labiau galvoti apie tai, kas yra gerai, o ne kas yra neigiamai, kaip šitie mūsų Vaidukai skleidžia. Nu, pažiūrėkim, ką dar pasakys. Tarpusavy ginčijasi, vieni kitus vadina parsidavėliais, išdavikais, vieni sako, kad konservatoriams dirba, kiti sako, kad tiem, treti tiem, vieni už tai, ketvirti už tai. Tai sudėliokim viską labai paprastai ir elementariai. Ne? Tarkim, aš asmeniškai galiu kalbėti tik apie save. Tarkim, ko aš norėčiau. Aha, aš irgi galiu kalbėti tik apie save, ką aš mąstau, tai čia tik mano nuomonė yra šitie visi dalykai, tik čia kaip sakant, tik aš taip manau, tai ir mano nuomonė irgi bus apie tai, ką jis kalba čia dabar eteryje. Iš rinkimų ir ko aš tikėčiaus iš kandidatų. Tarkim, man pagrindas, pirmoje vietoje aš rašau, nes daugelis žmonių ginčiasi, jie vis dėlto kalba apie ekonominę gerovę, kad būtų daugiau pinigų, didesni atlyginimai, didesnės pensijos, o visa kita yra nesvarbu. Man yra svarbesnių dalykų. Man pagrindas yra būtent šeima. Šeimos vertybės, dorovė. Aha, šeimos vertybės jam matai svarbu. Ir čia kalba jau išsiskyręs žmogus, kuris jau, kaip sakant, ir vaikų turėjo pirmoje šeimoje, dabar jis yra jau antroje šeimoje įsiskyręs ir jam tai yra labai svarbu šeima. Tai jeigu jau sugriovei vieną kartą šeimą, tai čia jau labai tau buvo svarbu matyti išlaikyti tą šeimą. Tai taip ir keliauji per šeimas, kaip sakantys, tai įrodai dar kartą savo, kaip sakant, teisingą žodį, kad tau yra labai svarbu šeima. Būtent šeimos tradicijų nelaužimas, tai yra tradicinės šeimos laužimas, tai yra man pati didžiausia grėsmė. Kada yra sakoma, kad yra ten normalu žygiuoti LGBT paraduose, propagandiniuose paraduose, juos reklamuoti, juose eiti pirmose pozicijose su į mūsų šalį privažiavusiais visokiais žygeiviais. Man šitą vietą yra raudona linija, jeigu žmogus... Aišku, apie raudoną liniją, tai mes žinom apie Vaiduko raudoną liniją, kad jis už tą raudoną liniją eina. Tikrai ne už kitas linijas, jis už raudoną liniją stovi. Nu ir aišku, LGBT visi jau čia jau ne žmonės, gal jį yra. Jau tuos tai jau, kaip sakant, kaip dėdė Adolfas, kaip sakant, reikėtų jau į dujų kameras ir jų jau nepripažinti, jų jau nereikia mūsų lietuvėliai ir iš vis pasaulį. Jau LGBT tai jau blogis. Ir žinot, man labai keista yra, kaip tokie kaip Vaidas ir jo visokie siekėjai, kaip jiems yra įdomu, ką tie LGBT, veikia lovose. Koks skirtumas, ką jie veikia lovose. Jie man asmeniškai yra kaip žmonės. Aš juos žiūriu kaip į žmonės. Kokios jų tų šeimos yra, kaip jie nori ten daryti savo ūkį, kaip jie to nori ženytis ar neženytis. Man yra nesvarbu, prie manęs jie nelenda, aš esu, kaip sakant, heteroseksualas ir man nesvarbu. Jeigu aš būčiau gėjus, aš jau kitaip, kaip sakant, žiūrėčiau ir dar labiau būčiau už savo teisės. Kaip sakant, jau man svarbu būtų ir santuoka galbūt, ir kažkas. Aš suprantu šitos žmonės kaip iš savo pozicijos. O tokie kaip Vaidas ir jo sekėjai, jie nemoka, jie nesugeba įsijausti į tą poziciją. Jie tik mato siaurą koridorių, kuriuo, oi, čia jau negerai, žiūrėk, vyr su vyru, oi, kaip man šlykštu, kaip negražu. Tai jeigu tau šlykštu ir negražu, tai tavęs nieks neverčia žiūrėti. Tu neik į tuos paradus ir nežiūrėk. O žmonės gali eiti į paradus ir turėti savo išraiškos formą, kaip jie nori. Bet jeigu kažkam nepatinka, tie gali nežiūrėti, neiti, nejungti tų visų transliacijų ir nežiūrėti. Tai ko jūs ten einat kaip koks gražulis ir rėkiat ten, gėda, tai nepatinka, nežiūrėkit, nieks jums neverčiagi, o žmonės kaip žmonės nori gyventi ir būti laisvi. Tai žiūrim toliau. Yra už tokius dalykus, vadinasi, jiską. Jisai spjauna į mūsų protėvių brandintą šeimos sampratą, į tradicijas, į vertybės, į dorovę, į moralę. Reiškia, žmogus... Aš tai nespjaunu nei protėvių, nei ateities vertybės.
kokios jos buvo, tokios ir liks. Ir niekada, kaip sakant, joks gėjus ar leisbietė šitų tradicijų nesulaužys. Jisai neis prie heteroseksualaus žmogaus ir nelys jam į akis ir nesakys, kad tu dabar su manim gal nori santykius palaikyti. Jis ieškos savo, kaip sakant, pakraipo žmogaus. Jis ieškos irgi gėjaus ieškos, leisbietės ieškos, transas ir arba panašiai. Transas gali ir įvairiau. Čia, žodžiu, jo platesnė variacija. Bet žodžiu, ką aš noriu pasakyti. Jie nelys prie heteroseksualų, jie nelys prie vaikų. Čia, kaip ir dažnai, šio tokio mąstymo kaip Vaidas žmonės sumaišo gėjus su pederastais. Jie nežino, ką reiškia žodis pederastas. Tai jiems kiekvienas gėjus, ten leisbietė ir koks transas, ten yra visi jau, žodžiu, ten tie pederastai. Bet iš tikrųjų tai taip nėra. Jie tik tai nesupranta, kad čia yra dvi skirtingos savokos. Tai, kaip sakant, protelio trūksta, nieko nepadarysi, bet pažiūrėkim toliau, ką Vaidokas papasakoja. Yra linkęs parduoti save, savo dūšią, savo dvasią, savo vertybės. Šitai vietoj, jeigu atsiranda... Ale, žinokit, čia Vaidokas apie dvasias visokias pradėjo šnekėti, bet kiek aš žinojau iš seniau ir buvau matęs Vaido video, tai jis buvo liktai ir ateistas. Jisai netikėjo dievais ir netikėjo jokiomis dvasiomis. Įdomiai, jis čia vėl kažkaip yra pakeitę savo požiūrį. Politikai, kurie sutinka šitai vietoj, žygiuoti, palaikyti, man šitie politikai nueina į šalį ir aš juos nebežiūriu. Ne? Kitas momentas, taip pat yra svarbu... Paklausykit svarbaus Vaidoko patarimo. Jis nebežiūri į tą pusę. Jis nebežiūri. Tai tai jūs nežiūrėkit, Vaidoko gerbėjai, nežiūrėkit. Darykit taip, kaip Vaidokas daro. Nežiūrėkit į gėjų pusę, į lesbiečių pusę, į trans ir ten visokių tų ten, kur jums nepatinka. Jūs tiesiog nežiūrėkit. Ir būsit laimingi žmonės. Gyvenkit savo tradicinėse šeimose, jau išsiskyrę 5 ar 2 kartus, jau žodžiu, gyvenkit toliau savo tradicinėse šeimose. Rusofobija. Tas karo kurstimas, rusofobija ir pataikavimas vakarų diktuojamai politikai, jeigu atsiranda žmonės, kurie pritarė toliau remti karą, į karą investuoti, deginti, kaip sakant, mūsų pinigus, kaip žinia, jau virš 2 milijardų, Lietuva tokia mažytė virš 2 milijardų jau sudegino Ukrainą, kas mano manimo yra labai, labai neteisinga ir aš manau... Aišku, Vaidukas dar ir yra prieš Ukrainą, prieš šitos šalies palaikymą, kuri yra užpulta raudonųjų, kaip jis sako, tos raudonosios linijos. Tai reiškia jau paremti besiginančią šalį yra jau blogai, žinokitės. Ir nesvarbu, kad tas raudonasis meškėnas perėjęs per Ukrainą ateis ir iki mūsų. Tai Vaidukui yra nesvarbu. Jam visai netgi gal patiktų. Aš nežinau iš tikrųjų, ar jam patiktų, bet taip jis kalba, taip jis nukreipia mano mintis, kaip sakantys žaltys, kad jam tai patiktų, kad tas ruskis ateitų į tą mūsų žemelę ir išgelbėtų mus nuo konservatorių. Tai labai jau būtų gerai Vaidokui, oi kaip jam patiktų. Pažiūrėkim toliau, ką pasakys. Kad šitos pinigus buvo galima panaudoti kitur, tai yra, kad ir į kaimus investuoti kažkokias tai darbo vietas ir daryti galų galiausiai kelius galėjo kuo puikiausiai ir 2 milijardų. Tai žinoma, galėjo tos pinigus padaryti visai kitur. Bet jeigu yra reikalas, čia supranti, turi būti supratimas, kad yra reikalas, kad jeigu jau nestabdysim šito karo ir nepadėsim Ukrainai laimėti, tai ateis iki mus ir neliks tų kelių, neliks tų infrastruktūrų, nieko čia neliks. Neliks Lietuvos, kaip supranti to. Tai kai tankai pravažiuos pro Lietuvėlę, čia galės būti keliai ištiesti nauji tėlaičiai, bet jau po tankiukų jau jų neliks. Jau rusiukas, kur praeis, žinokitės, jau neliks nieko. Tai gali dabar investuoti tuos kelius kiek nori, bet reikia mums dabar investuoti į Ukrainos pergalę, nes tik per pergalę prieš šitą raudonąjį meškėną mes galėsim tęsti toliau gyvenimą normaliai ir tęsti kelių remontus, statybas, atsinaujinimą ir toliau žygiavimą su Europa kartu ir su Amerika kartu. Kaip Vaidukas dabar YouTube'ai. Su Amerika kartu yra, žinokitės, jis yra su Amerika. Tai yra puikiausias įrodymas, kad Vaidukas yra su Amerika ir iš Amerikos gauna pinigą, dabar $1 gaus iš Amerikos, paversta eurais. Bet žodžiu, iš Amerikos jis dabar lops. Aš susitvarkyti Lietuvoje kelius, kurie yra bailėtinos būklės, kai kurie keliai, ne visi, žinoma, ne visi. Tai šitie dalykai pagrindiniai, šeima,
rusofobija, tas karo kurstimas, jeigu politikai ar partijos, pavieniai politikai yra už tai, man jie yra neįdomus, absoliutiškai, nes aš nematau prasmės už juos balsuoti. Ir aš dabar žiūriu, yra žmonių, kuriem tai yra visiškai nesvarbu. Na ir kaip galima ginčyti su tai žmonėmis, kuriem nesvarbu, jeigu jų vadovas, vadas, jų partija agituoja žygiuoti LGBT paraduose propagandiniuose ir jiem yra tai nesvarbu. Na tai viskas aišku, su žmogum yra viskas aišku, jam tai yra visiškai nesvarbu, jam tai atrodo, kad tai yra niekis, jam yra svarbiau, kad pakeltų atlyginimus, pensijas ir taip toliau. Yra žmonės, kuriem nesvarbu. Aš mačiau, Vaidukas už nosies biški susgribo, tai čia toks biški melo detektorius, žinot, suveikia, kai žmogus kalbėdamas nosį ten pakrapšto, ten ką, jis tarsi savo prieštarautų ir bandytų paslėpti šitą visą savo piršto. Tai va, čia irgi toks Vaidas žino iš tikrųjų, aš manau, kad jis yra godrus toks lapinukas. Jis žino, kad tai yra iš tikrųjų teigiami dalykai ten žmonėms leisti, vat, kaip nori gyventi ir taip toliau. Jam patinka toks europietiškas gyvenimas, žinot, jo toks jau geras gyvenimas, kaip jis dabar gerai, kad, gal biškai žmogus dabar pritrūko pinigų, nes matot, į YouTube grįžo vėl, biškai pas Amerikoną, bet jis žino, kai jis yra geras gyvenimas. Kodėl į Rusiją nenori važiuoti? Todėl, kad žino, kad ten šūdenokai, biškai šūdenokai toj Rusijoje yra. Bet jam patinka, jam rusai broliai, bet matai, ukrainiečiai ne broliai, jų nereik palaikyti ukrainiečių, juos tegu žudo tie raudonieji mangustai, ne mangustai, meškėnai raudonieji. Tai va, tai tegu žudo, kaip sakant, ukrainietį, bet vat rusas tai jau ne, rusas tai jau turi būti draugas su rusų brolis, jau su rusų turi būti, jau kaip sakant, žiūrėkim toliau. Svarbu, rusofobija toliau gali Vaidukai, kokia graži reklama. Reiškia, aukoti Ukrainą, kišti pinigus Ukrainą ir tada užsiduodam pagrindinį klausimą. Kaip galima be šitų dalykų pagerinti gerovę Lietuvoje? Kaip galima pakelti tos atlyginimus ar pensijas, jeigu bus toliau finansuojamas karas Ukrainai? Tai vadinasi, kad mes toliau turėsim karas Ukrainai. Tai vadinasi, kad mes toliau turėsim kelti mokesčius ir nėra šansų. Nėra tiesiog. Niekaip paaiškinkit man, jeigu gaudotės galbūt labiau, ne aš ekonomikai, jūs paaiškinkit, kaip tai įmanoma padaryti. Kaip įmanoma sukurti gerovės Lietuvą su gimstamumu, su savo kultūra, su savo tradicija, su savo papročiais, jeigu mes žygiuosim LGBT paraduose ir mes juos palaikysim. Kaip įmanoma? Va taip kaip ir visame pasaulyje, Vaidukai, kad žygiuoja ir žygiuos Lietuvoj. Tai niekam netrukdo, tai netrukdo tradiciniai šeimai po biesais. Tradicinės šeimos gali gyventi ir džiaugtis toliau savo gyvenimais, kaip ir visą amžių tai darė. O gėjai ir lesbietės visada egzistavo ir egzistuos. Tai yra nuo pat žmonijos atsiradimo. Ir tai mokslas yra įrodęs, bet Vaidukas nori priešintis mokslui ir matai savo teoriją išvesti ir įkalti į berazumio galvas, kad matai tas gėjai ir lesbietės yra tik tai mada. Tik tai mada. Čia tai dabar tik tai madinga yra. Tai nėra mada, tai yra žmogaus jausmas, savijauta. Tai nėra pasirinkimas. Žmogus toks jau gimsta. Ir viskas, nieko čia nepadarysi. Ir jeigu tu ignoruoji šito žmonės, neleidi jiems laisvai gyventi, tai tu esi blogis. Blogis esi. Pakelti, tarkim, Lietuvoje gimstamumą, kuris yra kritiškos būklės. Mes esam labai apgailėtini situacijai, žiūrėk, palei gimstamumą, mes tiesiog nykstam. Ir vadinasi, toliau mes tiesiog išnyksim. Tai va, šitą vietą žmonės... O nykstam mes ne dėl gėjų ir lesbiečių, mes nykstam dėl to gero gyvenimo, nes mes gerai gyvenam. Aš, pavyzdžiui, gerai gyvenu, galiu apie save kalbėti. Aš apie save galiu kalbėti. Va. Aš gerai gyvenu ir aš nenoriu ten kažkokių užsimti ten šeimyninių reikalų, nors galėčiau, nors ir viską, bet, nenoriu. Man yra smagu gyventi taip, kaip aš gyvenu. Aš esu toks intravertas, aš mėgstu vienatvę ir man sunku biškai yra, kad dar šalia kažkoks žmogus trinasi. Tai dėl to aš nekuriu šeimos. Vat aš nesu tas tradicinis, bet aš nesu nei gėjus, nei lesbiečius, nei transas. Tai kaip čia dabar išeina? Tai va, todėl taip ir išeina. Aš pasirenkau gyvenimą toks, koks man yra mielas, koks man yra priimtinas gyvenimas. Tai ir man nieks nepaaiškins, ką man daryti, bet Vaidukas norėtų paaiškinti ir norėtų būti toks diktatoriškas. Vykstasi ir ginčijasi tarpusavy, vieni kitus vadina parsidavėliais. Taip, kad aš šitų vertybių niekada neparduosiu, niekada neišduosiu, niekada nepakeisiu. O tai, kad mano kažkokie tai politikai... Nieko tu neparduosi, nieko neišduosi. Čia tokie pažadai. Pažadai iš Vaido yra tas pats kaip, nežinau,
debesys, kurie keičiasi kas akimirką. Jis, matai, buvo daug ką pažadėjęs, daug ką sakęs, kad ir čia Rusas jau prieš 3 metus jau sakė, kad Rusas jau čia viską, Ukraina tuoj pat praeis ir Ukrainos neliks, čia bus Rusija. Neįvyko taip, dar jau 3 metai kovoja, jau, kaip sakė. Jau Vaidukas prisižadėjo viskas, į YouTube nelys, viskas nebeims iš Amerikono pinigo. Ne, štai va, tai rodymas gyvas parėjo ir imas tą pinigiuką normaliai. Nu, Vaidukas yra pažadų toks karaliukas, viskas mėtosi pažadukais, bet nieko doro ir neįvykdo, neišlaiko savo žodžių. Kuriais aš pasitikėjau po to, pradėjo sakyti, kad žygiuos LGBT paraduose, na, aš nuo jų tiesiog nusigrįžiau, aš sakau, aš šitos nebalsuosiu ir viskas, man su jais nepakeliu, aš negaliu dalyvauti paraduose. Ir ant manęs pyksta tie, kurie sutinka dalyvauti paraduose. Ir aš juos pilnai suprantu. Dabartinė sistema yra labai... Nu, aš irgi nesu dalyvavęs jokiam parade, bet iš tikrųjų aš ir nedalyvaučiau, bet jeigu ten eitų kažkur ten pro Rietavą, gal ir palaikyčiau, vien dėl palaikymo sustočiau šalia kažkur gatvėje, nu palaikyti tiesiog žmonės, nu tai jų laisvės, tai jų pasirinkimai, o kol demokratija ir laisva Lietuva, tol mes turime, tiesiog privalome toleruoti žmogaus laisvę pasirinkti. Negailestinga, labai negailestinga, netgi sugeba ir augesnio amžiaus žmonėms apsukti galvas, įprogramuoti tas vertybės, pakeisti tikrai. Aha, augesnio žmonėms, augesnio amžiaus žmonėms, būtent tie, kurie ir žiūri Vaiduką iš tų tokių rusinių laikų žmonės, seniai nusistatė prieš tokius gėjus ir lesbietės, nes matai, anuomet tai tokių nebūdavo. Kai prie Ruso buvom, tai nebuvo, neegzistavo nei gėjai, nei lesbietės, o tai visi, kaip sakant, kas jau plačiau mąstantys žmonės, tie žino, kad ir buvo, ir egzistavo, tik tai turėjo slėptis, nes už tai galėjai, kaip sakant, ir kaliūziai atsidurti. Va tokia buvo laisvė prie sovietų, kaip sakant, tokia buvo laisvė. Tai Vaidukui irgi tokia laisvė yra, kaip sakant, prie dūšios. Tai va, dėl ko už tokius kaip Vaidukas negalima eiti, nes va tokie maži diktatoriukai, jie, oi, kaip čia sutvarkytų reikalus gavę valdžią. Oi, aš čia aišku, kabutėse sakau sutvarkytų, čia būtų chaosas. Vertybės į europietiškas vertybės ir aš ieškau, puikiausiai tai suprantu, todėl aš ant šitų žmonių nepykstu. Ir aš kaip taip pakalbu, ką aš pasakau, žmonės dažniausiai pyksta ant manęs. Kodėl? Tai iš tikrųjų jie tik ant manęs išlieja savo pyktį. Pamatė, aš jiems parodau veidrodį, aš jiems pastatau prieš veidą jiems veidrodį ir jie pamato tikrąjį save. Ir kada žmogus pamato tikrąjį save, parsidavusi, iškeitus savo vertybės, jis pradeda pykti. Bet jis ant savęs ne. Ir taip kalba žmogus, ką tik parsidavęs Amerikai, ką tik įžengęs vėl atgal į YouTube. Nu ką tu, Vaidukai, nori apgauti? Aišku, buką protį tu visada apgausi, savo žiūrovą tu visada apgausi, nes bukam protui visiškai nesueis galai ir jis nesupras, kad tu pats esi parsidavėlis, kaip sakant. Nu, grynas parsidavėlis esi, savo pažadų laužytojas, savo įsitikinimų laužytojas. Viską, ką žadėjai, tas buvo melas. Čia jau pavyzdžių nebekartosiu, nors galėčiau pakartoti dar 100 kartų apie tą Vaitkų, apie... žodžiu. Nu gerai, aš žinokit, labai džiaugiuosi Vaidu ir kad aš galiu taip jį permatyti tiesiog kiaurai kaip koks rentgenas, kaip sakant, koks X-menas iš Marvelio. Tai palaukit, X-meną. Žodžiu, ne iš Marvelio, nu, bet... Todėl reikia kažko pykti. Dažniausiai ir pyksta ant manęs tas, kuris parodė veidrodį. Tai čia yra labai elementari paprasta tiesa. O žmonės tie, kurie pykstat, praeis rinkimai, gal nebepyksit, praeis tas pyktis, bet iš esmės, ar gali, pavyzdžiui, atėjęs koks 1 ar 2 žmonės pakeisti Lietuvos politiką? Na, neįmanoma, reikia turėti daugumą Seime, reikia turėti virš 70 Seimo narių, kurie galėtų iš esmės imti keisti politiką, tai yra krypti geopolitiką, ne? Jeigu žiūrėti geopolitiką, reikia žiūrėti, link kur juda pasaulis, kur krypsta geopolitika. Na, šiandien mes matom BRICS stiprėjimą, mes matom, kad Ukrainoje karas jau... Oi, Vaidukai, dar tau centas į kišenę. Oi. Deja, bet daugeliu. Tikrai deja. Deja, bus labai daug nusivylusi ir man gaila tų nusivylusių žmonių. Aš visada sakiau, na, tie, kurie yra patriot, platformai, na, aš paaiškinu, padėlioju psichologiškai, kaip bus. Žmonės yra pakabinama tos euforijos, Ukraina laimės, Ukraina laimi, yra leidžiami tie melagingi pranešimai čia tada, o po to
Nu, nėra pranešimai melagingi leidžiami, taigi žinom, kad Ukraina yra sunku, labai sunku. Dėl to reikia daugiau mūsų pinigų, daugiau remti Ukrainą. Jai yra sunku, daug yra tų, kaip sakant, rusiškųjų barsukų, kurie lenda, kaip sakant, po kolaka ir Putleriui nesvarbu, kad čia jo yra, kaip sakant, šalies gyventojas. Jam nesvarbu, jam yra jo svarbu ambicijos išlaikyti jo tą, kaip sakant, ruskąją dušavą, kur sako, nu, aš jau pasakiau, dabar taip ir bus. Ir jam nesvarbu, kiek žus. Jam nesvarbu, jis siūs, ordomis siūs. Nu, Ukraina, žinot, nu, irgi sunku. Jie mažesnė, mažiau tų žmonių. Žmonės vargsta, bombarduojami. Nu, ką padarysi? Yra sunku Ukrainai, mes žinom, bet dėl to ir palaikom skriaudžiamą. Ne skriaudiką palaikom, o skriaudžiamą jį. Patys tos pačios žiniasklaidos priemonės Delfi Elrytai rodo, kad jau Ukraina labai sunkiai sekasi ir Ukraina nedavė tolimo nuotolio raketų, kad galėtų smogti giliai Rusiją. Ir tai rodo, kad Ukrainai bus be galo sunku. Taip. Ir man be galo gaila, kad po viso šito atsiras labai daug nusivylusių depresiją susirgusių žmonių. Nes žmonės yra įvaromi tą euforiją, jie patikė ir po to jie susirga, jie būna liūdni, padidėja alkoholio vartojimai. Oi, ne, Vaidukai, klaidingai galvoji. Mes dar labiau, pavyzdžiui, aš asmeniškai, dar labiau palaikau Ukrainą, matau, kad jai sunku, tai dar labiau siunčiu pinigiukų, dar daugiau. Vaistų, psichiatrai, psichologai turi darbo. Tas pats ir su rinkimais. Dabar žmonės yra pritikinti, politikai ateina į televizijas, meluoja, kad jie gali kažką pakeisti. Žmonės patikė, žmonės pyksta, jeigu juos pradedi kritikuoti tie, kurie meluoja. Žmonės pyksta ne ant tų politikų, kurie meluoja, nes žmonės nesugeba atskirti. Žmonės yra linkę tikėti, jie patikė. Jie aklai patikė ir jeigu tu sakai, kad šitas žmogus meluoja, akivaizdžiai meluoja, jie pyksta ant manęs, nes tu griauni jų tikėjimą. Jie gyvena tikėjimu. Yra žmonės, kurie gyvena žiniomis, analizuoja informaciją. Ir yra žmonės, kurie gyvena aklų tikėjimu. Tai su tikėtais labai yra sunku ir jie yra labai jautrus, nes jie patikė, jeigu tu bandai sugriauti jų tikėjimą, tu tampi jų priešų, jie pradeda. Nu va, Vaidukas ir įkiša čia gelai ir labai rimtą dalyką. Reikia netikėjime gyventi, o žinojime. Žinojime reikia atsirinkti du dalykus. Tikėjimas blogai, žinojimas gerai. Va čia Vaidukas sutinku su Vaiduku. Tai va šitoj vietoj, kai ateina politikas ir sako, kad jis vienas pats ar ten 3 ar 5 papuolė į Seimą gali kažką pakeisti, na tai tiesiog yra eiliniai sukčiai, kaip telefoniniai sukčiai, melagiai, kurie paskambinę moka labai gražiai kalbėti. Tai šitoj vietoj yra neįmanoma. Na, paprasta matematika. Jeigu mes mokam skaičiuoti daugiau virš 100, tai aš manau supras visi tie, kurie moka skaičiuoti daugiau virš 100, jeigu nemoka, nu tada nesupras. Nes jeigu norint Seime kažką pakeisti, reikia turėti bent jau 72-3 Seimo narius, kurie galėtų sudaryti daugumą ir turėti galę kažką pakeisti įstatymus. Bet dabar žiūrėkime, jeigu į politiką ateina provakarietiški, tai yra, kurie vykdys toliau vakarų diktuojamas sąlygas vykdys, ne? Bus vykdytojai, kurie visas... O kodėl diktuojamas? Jeigu mes esam vakariečiai, tai mes patys norim tokiais būti. Ką mums kas mums turi kažką diktuoti? Mes patys norim taip daryti. Ką? Aš noriu Europoje būti, aš noriu būti su Amerika. Tai kam man tų diktatūrų reikia? Aš taip mielai pats taip darau, mielai. LGBT, karo rėmimai ir visa kita. Ir tada kyla klausimas, o kaip jie gali pagerinti, per kurią vietą? Neteisingai sakai, Vaidukai, čia nėra ne karo rėmimas, čia yra palaikymas užpultosios pusės. Vat kaip Vaidukas, matot, nukreipia savo berazumių žiūrovų mintis, kad čia karas yra palaikomas. Čia ne karas yra palaikomas, čia yra palaikoma ta pusė, kuri yra užpultoji, kuri dabar pralaiminėja tą karą. Va, tas yra palaikomas. Ukraina yra palaikoma, o ne raudonasis barsukas. Jie jums gali pagerinti gyvenimą. Na, aišku, yra meluojami tokie dalykai, va. Rodomi ten Landsbergio vilą. Viskas tvarkoja, nu paimkim tą Landsbergio vilą, atimkim iš jo. Tarkim, parduokim ir paimkim tos pinigus, įdėkim į Lietuvos biudžetą, papildykim. Ar mes, jeigu ir įdėtume mes į mėnesį pensininkam, galėtume prie pensijos pridėti gal eurą ir 2, ne? Eurą 2. Ir ar pensininkai būtų laimingesni? Na, esmė, kad žmonėms yra pateikimi tokie smulkus pavyzdžiai, kurie visiškai yra neįtakingi. Va, atrodo ta vila. Taip, tų vilų yra prisipirkę konservatoriai, socdemai. Tas pats Vėgėlė turi užsieniuose būstus ir visi. Dauguma politikų, Karbauskis, jie turi užsienį vilas, jie turi būstus, kur atsitikus kažkam tai X momentu jie dingtų iš Lietuvos, pabėgo. Ir čia gainėtis, va tokias, čia yra visiškai bereikšmiai dalykai. Absoliutiškai bereikšmiai dalykai. Mes turim akcentuotis į geopolitiką. Kur ves mūsų politikai, kokią geopolitinę kryptį, tai yra pagrindinis dalykas. Žmonės nusismulkina į labai smulkės detalės ir kada ateinam politikai, kurie kalba apie taiką, visą kitą, bet yra provakarietiški, tai yra neįmanoma, tai yra absoliutus melas. Jeigu jie yra provakarietiški, jie vadinasi vykdys vakarų diktuojamą politiką ir nuo jų visiškai nepriklauso. Ir kaip jie gali? Vėl jis apie tą diktuojamą politiką. Nu kaip gali mums diktuoti, kad mes patys norim tų vakarų?
Aš noriu vakarų, aš noriu Amerikos. Kuo daugiau Amerikos, kuo daugiau Europos, tuo daugiau laisvių, tuo geresnis gyvenimas. Kalbėti ir užtikrinti apie taiką. Na kaip jie gali užtikrinti apie taiką, jeigu jiems bus pasakyta, kad reikia investuoti į karą ir jie investuoti. Tai yra krūvos pavyzdžių per mūsų Lietuvos istoriją, tą nepriklausomybės, kada politikai kiek kartų jau melavo ir tie patys politikai dabar atėjo kažkokie tai. Nemkim paprastą pavyzdį, 2014 metais Kijeve vyko Euromaidanas perversmas, kada buvo nuverstas Viktoras Janukovičius, ane, ir pastatytas kitas, ane, prezidentas. Na, suprantat, 2014 metais ant scenos Loreta Graužinienė, darbo partijos atstovė, šaukė kartu su Vytautu Landsbergiu, Sazdaitė Maidan, Papsė Ukrainė, rakino riaušės, karą kurstė oficialiai, nuvykę į Kijevą. Ir šiandien Uspaskichas sėdi, tarkim, laidose, jis kalba apie kažkokią taikos koaliciją. Na tai yra visų pirma, kas Uspaskichas? Jis yra verslininkas, jis iš to darosi verslą. Ir viskas. Žmonės Va, dar vienas teisingas žodis iš Vaiduko. Uspaskichas yra tikrai niekam tikęs kandidatas. Vat čia tai tikrai sutinku. Ir jeigu tu pakritikuoji, pradeda pykti ant manęs, kad aš kritikuoju Uspaskichą, aš kritikuoju konservatorius, kodėl nekritikuoju? Ten nebėra ką kritikuoji, ten jau kaip ant delno viskas aišku, kad tai yra baisiausia, kas atsitiko Lietuvai. O atsitiko dėl to, kad... Baisiausia, kas atsitiko Lietuvai, yra konservatoriai. Žmonės neanalizuoja, jie eilinį kartą patikėjo ir išrinko ir viskas. Būtų žmonės normalūs, analizuotų, o netikėjimų remtus, mes tą turim. Ir tie patys patikėję tuomet Landsbergiais, jie dabar patikė kitais. Ir gaunasi tas pats, nes ateina tokie patys, o kiti dar net baisesni už dabar esančius valdžioje. Na, suprantat, kaip ateina Aušrinė Armonaitė, eterija mačiau, pasakė, kad lytis yra dvi. Atrodo, viskas, faina moteris, teisingai kalba, o ką jie daro? Suprantat, yra... Armonaitė, jo, aš irgi už Armonaitę, Vaidai, aš irgi už Armonaitę, vot šauni moteris ir graži moteris, ir man patinka, kaip jinai palaiko LGBT, o kaip tu čia dabar palaikai Armonaitę, jinai palaiko LGBT, o tu čia gerai atsiliepi apie Armonaitę, labai įdomu, žiūrim toliau. Tie debatai, vadinkim dabar, kur vyksta prieš pat rinkimus, tai yra balsų vagystės, kada vieni iš kitų bando pavogti balsus. Tai yra, jūs dalijasi, va silpnapročiais, jie dalijasi silpnapročiais, kurie tiki aklai. Jie vieni iš kitų... Tai tavo žiūrovai. Nori pavogti per kažkokią frazę, per kažkokį melą, kurio eilinį kartą, va silpnapročiai patikės, ir jie atims balsuoti, ir ateis visi užbalsuoti už jūs. Na, aš, pavyzdžiui, Armonai, pasakė, lytis, tai čia viskas, jie yra normalūs, tai jie už laisvę, čia viskai. Suprantat, tai primityviai ir veikia žmonių galvelės, jie supranta, kuo puikiausiai, kaip žmonės mąsto, jie jais naudojasi. Matot, Vaidas neskiria lyties nuo socialinės lyties. Čia yra du atskiri dalykai, Vaidukai, neklaidink savo bukapročių. Taigi, nieks nesako, kad yra ten šimtai tų lyčių. Lyčių, čia apie ledo lytis irgi nekalbėsim, bet žmonių lyčių, sakykime, yra tik dvi, žinoma, tik dvi. Bet socialinių lyčių, va čia yra pagrindinis dalykas, ko čia nuslepia tokie kaip Vaidukai. Jie irgi supranta tai, bet savo bukapročiams to niekados nepaaiškins. Bet aš paaiškinsiu. Siūlau nesibėgti, praeis šitas visas rinkiminis vajus, vėl žmonės grįž prie savo suskilusių geldų, prie savo kasdienių problemų. Labiau reikia žiūrėti geopolitiką, būtent Patreon kanale apie tai ir kalbu. Bet kai kam yra gaila kelių ten eurų, 5 susimokėti mėnesį ir matyti ten 20. Apie 20 vaizdo įrašų kelių mėnesį. Oi, baig su tai savo eurais čia kaulijimu. Kaulija čia... Koks Amerikos lovio, kaip sakant, šliurbekas. Tikrai, Vaidai, jau sarmata man net žiūrint, kaip tu iš tos Amerikos pinigą trauki. Šiuo atveju iš savo bukapročių nori dar netgi ištraukti pinigą, tai dar blogiau. Juk tie bukaprotėliai tai ir taip jau vos galą su galu sudarė, o tu dar nuo jų po 5 eurus nori nusmaukt. Gėda, Vaidai, tikrai jau gėda. Gaila, tada ir žiūrėkit Janutienės, kaip Landsbergis vėlas perkas ir visą kitą. Tai tie patys tavo žiūrovai žiūri tas Janutienės, tie patys, tie tavo plokščiatikiai žiūrovai, tie būtent fauna, apie kurią ir mano šitas visas plokščiaplakio kanalas yra. Tai apie plokščiatikius, ten kur tiki plokščiom žemėm, ten visai nusisvaigia į sąmokslo teorijas, tokie kur, iš vis neturi mąstymo kritinio, tokie tave ir žiūri, tokie tavim tiki ir tuo savo paskutiniu euruką duoda tau, tokie. Ir dabar tu iš jų vėl užsimaniai grįžti į YouTube ir iš jų pralopti biški, užsipinigaut, kaip sakantis. Tai gražu, Vaidukai, labai gražu. Ta informacija, kuri iš esmės nieko nekeičia ir nesustato bendro vaizdo, kas bus ateityje. Čia yra toksai visiškai aptarinėjimas pasiekmių, bet nėra kalbama apie priežastis.
kas laukia mūsų, iš esmės dėlioti. Tai kaip sakoma, Ukraina laimės. Sakau, viskas tvarkoj, aš palaikau Ukrainą, aš su Ukraina, viskas tvarkoj, man brangus ukrainiečiai. What? Aš toks pats nustebęs, kaip ir Vaidas šiame kadre. Vaidas už Ukrainą? Aš nežinau, į kokią čia visatą papuoliau. Melo brangų žmonės, man gaila, kada jie žuvo, man taip pat gaila, kad žuvo rusai, man be galo gaila žuvo absoliutiškai visi ten esantys žmonės. Bet jūs man tik tai padėliokit, kaip jie laimės. Sudėliokit man, padėliokit 2-3 mėnesių į priekį, eigą, kaip viskas bus ir kokie šansai, kaip jie gali laimėti. 2-3 mėnesių tikrai neužteks, kad laimėti. Tikrai neužteks ukrainėliai laimėti. Čia bus ilgas tas laimėjimas, bet tas laimėjimas priklauso nuo mūsų. Nuo mūsų, tų, kurie palaiko. Aišku, žmonės, tai čia mes mažai te palaikom, kas tie 50 eurų čia į mėnesį. Čia yra lašas jūroje, gal net nuo lašo dar nuimkim tą lašą. Bet jeigu daugiau žmonių palaikytų, tai vis būtų stipresnis ta injekcija. Bet svarbiausia, kad juos palaikytų va tokia šalis kaip Amerika, Vaidai. Kaip Amerika, kaip visa Europos Sąjunga, kad palaikytų. Kol kas taip ir yra. Tikiuosi, nelaimės tas pramuštgalvis Trumpas ir viskas bus gerai. Ir Ukraina gaus iš Amerikos patį stipriausią palaikymą. Va tokio reikia palaikymo. Ir kad Amerika leistų savo ginklais apšaudyti raudonojo barsuko meškiuko teritoriją. Va to mums dar reikia. O tą pasiekti būtinai reikia. Nes agresorių įmanoma atbaidyti tik agresija. Jis supranta tik agresijos kalbą. Tai va šitokiu būdu mums reikia pasiekti va šito. Ir tada tik tai Ukraina gali jau pradėti galvoti apie šiokią tokią pergalę. Tai Vaidai, aš tau irgi taip paaiškinu, kad aš manau, kad tu supranti, bet savo bukapročiams turi sakyti atvirkščiai, aš tai suprantu. Aš žiūriu, tai žmonėmis, kada pradeda diskutuoti, jie nesupranta, jie visiškai nesuvokia. Jie šaukia, man kartuoja Slava Ukrainė ir viskas. Sakau, gerai, aš irgi galiu pasakyti Slava. Herojam slava, taip, herojam slava. Bet kas iš to? O kaip jie laimės? Padėliok. O tas iš to, kad tie herojai ginasi. O juos užpuolė rusai. Va tas iš to. Ir jeigu tu čia pats nesuvokis šito dalyko, tai jau ir tavo, kaip sakant, bukas protas, bet aš manau, kad tu suvoki šitą dalyką. Bet savo, kaip sakant, faunai turi teikti priešingai. Kas bus? O ne. Šelša. Dar centukas Vaidui. Padėliok. Kas bus? Tai va, yra be galo sunku, kada žmonės aklai tiki, su tikinčiais yra be galo sunku ir tikinti žmonės kenčiant patys nuo savo tikėjimo po visų šitų tokių nelaimių, po rinkimų, kada neišrenkami yra jų kandidatai, kada jie patikė, arba jie yra išrenkami ir jie jais nusivylė, po to žmonės puola į depresiją. Todėl mes ir esam tokie nelaimingi žmonės iš tikrųjų. Todėl, kad mes... O kas yra nelaimingi žmonės? Gal Vaido žiūrovai iš tikrųjų yra nelaimingi žmonės? Nes jie yra, kaip sakyt, biški bukapročiai, taip sakykim, taip tiesiai šviesiai sakykim. Kas jau Vaidą žiūri ir rimtai priima už rimtą pinigą, tai jau yra bukaprotis. Jau yra kažkoks sąmokslų tikėtojas, ten antisisteminis save laikantis, ten jau prieš valdžią. Va tokie žiūri Vaidą. Ir, tokie žmonės ir negali gerai gyventi, nes jų suvokimas neleidžia gerai gyventi. Jie nori pinigo ne patys užsidirbti, bet gauti iš valdžios. Gauti, kaip sakant, pinigą nieko nedirbdami, nes jie nieko nesuvokia, nesupranta, kaip dirbti, kaip tas pinigas ateina, kai jį reikia uždirbti, o ne gauti pašalpą, negauti kažkokią ten, grinai, pašalpiniai Vaido žiūrovai yra. Yra gal ir kažkokių rimtesnių, bet ten, sakau, irgi ten bukas protelis, kaip sakant, Jėzus Marija. Tai žodžiu, tokie žmonės Vaido daugiausiai sudaro žiūrovų tą terpę, kurie nori gyventi iš pensijų, iš pašalpų, jiems tik duok, bet jie dirbti tai nenori. Jie nenori įnešti to gerovės, kaip sakant, į valstybę. Jie tik nori imti iš valstybės. Tai jiems ten mokesčiai blogai, ten viskas blogai, ten ojojoj, kaip blogai čia Vaidukas teisingai sako. Bet o kita pusė, ta, kuri dirbame, štai tokie kaip aš dirbantieji, ir dar kurie turi visokiausių veiklų po darbų, kurie už tai gauna pajamų, ten
kiek ten nedaug tų pajamų, bet vis tiek gauna, kaip sakant, ir be to darbo galėčiau išgyventi, bet vis tiek, nu, kaip sakant, dirbti irgi reikia. Aš suprantu, kad reikia dirbti. Tai ir va tokie žmonės kaip aš jaučiasi laimingi Lietuvoje, galim sau leisti nusipirkti, ką norim ir viską gyventi, kaip norim išvažiuoti, tai galim į užsienį kažkur patostogauti ar dar ką nors, sienos atviros, viskas yra gražu. Nu, bet va tie vaido žiūrovai, kurie, nu, va dėl savo, kaip sakant, tų protinių nesugebėjimų, nesugeba va taip pasidirbti pinigėlių kažką, tai uždirbti darbo, nesugeba dirbti, pavyzdžiui, kad ir pačioj toj parduotuvėj prie kasos nesugebėtų toks dirbti. Nu, tai va tokie ir gyvena kaip liurbiai, tokie ir gyvena iš pašalpų, pašalpiniai, ir jiems reikia va iš to Landsbergio, kaip sakant, tik tai pašalpos, o jis nenori duoti pašalpos dikaduoniams. Jis gerai va elgiasi su tais, kurie dirba žmonės, kurie va kažką tai gero padaro, kažkokią bent jau įnašą daro į valstybę, mokesčius moka. Nu, va tokiais tai gerai, o va tokie vaido žiūrovėliai. Nu, sorry žiūrovėliai, atsiprašom, bet jūs esat, kaip sakant, tik valkatėliais. Nesistengiam suprasti. Mes geriau vieni ant kitų papykstam, vieni kitus pavadinam parsidavėliais, bet savęs nenorim pamatyti tikro savęs veidrodyje. Arba tiesiog žmonės gal ir mato, gal jie ir žino, bet jie visada ieškos kaltų. Ką apkaltinti. Va. Apie ką aš ir ką tik kalbėjau. Tai va čia būtent vaido žiūrovėliai, kurie visada ieškos kaltų aplink. Bet į patį save, kaip sako Vaidas, į veidrodį nepasižiūrės. Jie nepamatys, kad patys yra kalti dėl savo likimo, patys kalti yra dėl savo to pinigo neturėjimo. Ir joks vaidukas, joks kita valdžia jiems nepadės, jokia geopolitika jiems nepadės. Ateis diktatorius, būsit priversti dirbti. Jūs nebesėdėsit pašalpų liūne, nebegersit savo čia šnapščiuko žiūrėdami vaiduką. Ne, jūs eisit dirbti. Nes jums botagas per nugarą bus vožiamas. Vot taip bus. Aha, žinokitės, dar žiūrėkit vaiduką, jūs žinok, prisižiūrėsit. Nebijau savikritikos. Aš tai dažnai klystu ir pripažįstu, iš to mokinuosi. Ir stengiuosi ateityje nebedaryti klaidų. Vaidukas nepasimokina ir nepasimokins niekados, aš jau suprantu tai, kad jis nepasimokins. Jau kaip sakant, Vaitkaus pavyzdys buvo jau, kaip sakant, ledinis pavyzdys, kaip klysta Vaidas, už kokius klaidingus žmonės jis agituoja. Ir po to štai gailisi, varo ant to Vaitkaus. Bet jis nepasimoko, jis vėl varo tą pačią liniją. Čia yra nepasimokymas, Vaidukai. Čia yra ir tavo toks kliurka, kaip sakant. Sakau, šiuose rinkimuose nedalyvausiu, nes aš asmeniškai neturiu už ką balsuoti. Netitinka mano pasaulėžiūros, mano vertybių. Aš tai balsuosiu už Laisvės partiją. Patariu ir tau, Vaidukai. Armonaitė. Nėra partijos, nėra žmonių, kurie atitiktų. Taip, pradžioje gal ir buvo, kurie daugmaž kalbėjo, bet po to išsiaiškino, kad tai yra tiesiog apsišaukėliai. Ir viskas. O jūs darykit, kaip jūs norit, kaip jūs išmanot. Jeigu jūs randat savo tinkamą, jeigu jums nesvarbu rusofobija, jeigu jums nesvarbu žygiavimai LGBT paraduose, jeigu jums atrodo, kad yra svarbesnių dalykų, na tai eikite ir balsuokite, aš jums taigi nedraudžiu. Ačiū, Vaidai, ačiū. Aš eisiu, tikrai balsuosiu, viską, atliksiu savo pilietinę pareigą. Ačiū, kad mane vėl eilinį kartą Vaidas yra toks šaunus mano, kaip sakant, inspiratorius, mano toks įkvėpėjas. Jis mane visada paskatina gerai elgtis. Tai padėlioju mano toks vaizdas, kas bus po to, kad po to nebūtų nusivylimų, man tiesiog jūsų gaila. O jeigu jums savęs negaila, bandykit, dar kartą bandykit ir žiūrėsim, kas gausis. Tai ką, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojate. Ačiū, Vaidukai, ačiū. Palau, dar pažiūrėkim kitą tavo kokį video, ką tu čia dar esi pasakęs. Kokia svarbi žinia, kas valdys Lietuvą? Taigi, mielieji, paaiškėjo, kas valdys Lietuvą po šių Seimo rinkimų. Nesunku buvo atspėti, ogi socdemai. Socdemų lyderė Blinkevičiūtė apsilankus pas Nausėdą, gavo Nausėdos pritarimą, po apsilankimo Nausėda pareiškė, kad norėtų, kad daugiau vietų užimtų socialdemokratai. Jis taip atsidėkojo socialdemokratams už palaikymą prezidento rinkimuose, nes prezidento rinkimuose socialdemokratai palaikė dabartinį mūsų Nausėdą. Taigi, ir ką pasakė Blinkevičiūtė susitikime su Nausėda, kad niekada į koaliciją neis su skaldytais, su konservatoriais ir su Eduardo Vaitkaus komanda. Jau su Eduardu Vaitku nei tu neisi, Vaidukai. Jau nei tu nebeisi. jau gal, bent jau šitoj daly žinai, kur klydęs. Bet nepasimokai. Na ir, aišku, pakritikavo Žemaitaitį, bet neatmetė. Taigi,
jie formuos naują vyriausybę, jie bus dauguma ir tai yra klasikinis būdas. Ateina konservatoriai, konservatoriams būnant, socialdemokratai rodo pirštais bado, kokie yra blogi konservatoriai blogi ir žmonės galvoja, kaip teisingai kalba, rodo, kokie blogi konservatoriai, reikia tuos rinkti. Atėjus socialdemokratams, konservatoriai rodo pirštais, kokie jie blogi, kaip jie blogai elgiasi ir tada sako, teisingai sako, blogi, reikia tuos rinkti, kurie sako, kad blogi. Toks klasikinis metodas. Mes turėsim tą patį. Ir visiškai niekas nesikeis. Socdemai yra... Oi, kad tik Vaiduko žodis įsipildytų šį kartą, bet aš labai tai biški bijau, kad jo žodžiai niekada neišsipildo jo pranašystės. Tai biški man dabar jau baisoka. Bet aš norėčiau, kad nieks nesikeistų ir mes taip gerai progresuotumėm į tą gerą gyvenimą vėl toliau. Bet dabar, kad taip Vaidas kalba, tai žinokit, man jau biški baisu. Globalistų valdoma partija, paklūstanti vakarų diktatūrai, Europos visoms vertybėms ir taip toliau, LGBT paradai ir taip blablabla, galima tęsti. Niekas absoliutiškai nepasikeis. Ačiū, Vaidai. Bet žinok, tu mane guodi. Tu glostai mano, kaip sakant, tą vidinį jausmą, bet aš jau, žinok, bijau, nes, ką tu išpranašauji, niekas, žinok, neįsipildo, viskas yra atvirkščiai. Tai jau, žinokit, jis neramu man. Nesusireikšminkit ir nesinervinkit dėl tų rinkimų. Lietuvoje keisis situacija ne nuo Lietuvos politikų, o nuo geopolitikos, kokia bus vykdoma geopolitika, kaip susitars didieji, kokioje vietoje bus Lietuva tarp didžiųjų pasaulio šalių. Jie spręs. Aha, tai dabar Lietuva yra geroj vietoj, tai aš norėčiau, kad ten ir liktų, žinok, kad gal net aukščiau dar pakiltų. Jeigu bus, kaip sakai, ten toliau viskas nesikeis, tai mes tik kilsim. O Jėzus Marija, kaip gerai tu čia šneki, man patinka. Mes spręs. Pakol kas, nes nėra Lietuvos partijos, nėra jėgos, kuri susijungtų, apsivienytų, padarytų normali, sąžininga partija, kuri nesisvaidytų. O kaip Laisvės partija? Labai sąžininga partija. Balsuokim už Laisvės partiją. Paradė, žygiuoja, tai ten. Nėra kairiosios, nėra. Todėl ir vyksta paprastas, elementarus, klasikinis modelis, vėl įvyks tas pats, kas ir vyksta virš 30 metų. Ir viskas, nieko absoliutiškai nesikeičia. Žmonių mąstymas yra toks pat, jie kuo puikiausiai supranta, kaip žmonės mąsto. Kiek aš kartų sakiau, atkreipkite dėmesį, socialdemokratai per konservatorių, vadinkim, valdymo tą laikotarpį, jie į dieną po 5-6 pranešimus padaro, Seimo pranešimų ir taip toliau, ir BNS, ir LT, perka pranešimus, kritikuoja dabartinę valdžią. Žmonėm to užtenka, žmonėm to pakanka ir viskas. O iš ko žmonėm rinktis, jeigu nesugeba opozicija normaliai apsivienyti, susijungti ir vesti kitą politiką? Kiekvienas puola už save, kiekvienas puola už savo interesus. Lietuvoje kaip ir yra žmonių, bet negali apsivienyti. Čia visai kaip ir jūsų tų visų, kaip tie marginalai, jūs esat visi marginalai. Ten Vaidas, ten tie visi, su kuriais susipykęs Vaidas dabar yra. Tai jie irgi galėjo sudaryti bendrą jėgą, galėjo tokį sutelkti savo tos bukapročių žiūrovus į vieną tokią didelę masę, bet jie to nepadarė. Jie susipyko, visi tarp savęs susipjovė. Vaidas tik tai su tuo Kellertu bėra draugeliai, tik tai 2 tokie bėra pieškiukai, tokie draugiukai, o su visais kitais susipyko, ir su Ragelskiu susipyko, ir ten susipjovė, žodžiu, tarp savęs, su visokiais celofanais ir taip toliau, o galėjo sudaryti gerą bendrą stiprią jėgą, kuri būtų tikrai jaučia biški tokia nerami buvus mums tiems, kurie palaikome šitą valdžią. Bet kaip gerai, kai jie tokie visi yra, kaip maži diktatoriukai tokie. Kiekvienas nori būti vadas. Ir jau kitam savo, kaip sakant, tam jau draugeliui niekada neleis būti vadu. Tai ir dėl to jie susipyksta. Ir niekada diktatoriai ilgai, kaip sakant, neišbūna su kitais diktatoriais. Jie iš vis negali sugyventi, nes kiekvienas nori būti pagrindinis. Tai ir Vaidukas dėl to, liūdi dėl to, bet pats nesupranta, kodėl taip yra. Tas toks narcisizmas, kuris yra kaip ir pas Vaidą štai, ir kaip pas tą, žodžiu, pas visus juos yra tuos marginalus. Sakykime, ir gražulius visokius, čia grinai, tokie jie yra. Jie yra visi tokie, aš čia vienas toks prieš visus, aš čia toks vienas išskirtinis, esu prieš sistemą, varau, ir jūs manęs nepalaikot, man neduodat Patreone pinigėlių 5 eurų. Kaip jūs taip drįstat, juk aš čia esu išskirtinis, juk aš čia esu super duper amerikonų kišenį. Taip, amerikonų kišeniai Vaidukas yra dabar vėl YouTube. Bet ką padarysi? Be Amerikos sunku, Vaidai, ar ne? Ardas irgi žadėjo, vieni, nieko nei švenčionės pakvietė,
niekam nematytus, negirdėtus žmonės. O kur tie žmonės, su kuriais buvo žadėta eiti? Realiai, žmonės yra atstumti tie, kurie tikėjosi tikros naujos politinės jėgos. Tai va, šiam kartu tiek. Ačiū, kad esat, ačiū. Nu, ačiū, Vaidukai, ačiū tau irgi, ačiū, kad čia pasivaidenai man šį rytą tame YouTube. Išmetė man, žiūriu, Vaido veidelis. O, tu šventoji karve, galvoju, Vaidas vėl į Ameriką grįžo. Nu tai va taip, šiandien žiūrovėlį, ačiū ir jums, kas pabuvot su manimi. Štai mano video beveik 50 minučių jau, kad išturėjot, kaip sakant, kantrybės. Neremkit manęs, nereklamuokit manęs, nieko man nedarykit. Aš, kaip sakant, esu laisvas žodis. Aš tariu savo žodį taip, kaip aš mąstau, taip, kaip man atrodo, taip, kaip aš jaučiuosi. Nu vat, ir aš išsakau savo. YouTube aš naudoju šiame kanale būtent savo žodžiui, laisvė žodžiui, kurį man ir įkvėpė būtent Vaidas. Tai ačiū dar kartelį ir iki.